Na, o šitos kelnės tai buvo tikras šokoladas. Saugau kamerą ir saugau svarbiausią mikrofoną, kad jisai nesušlaptų. Aš dar vis ieškau striukės, kaip ir minėjau savo prieitam video. Taigi, nusipirkau. Labas visiems, su jumis sveikinu dar vieną sykį. Tai nežinau, kiek girdite, nes kadangi lietus liečia, sėdžiu stotelėje ir ne, aš niekur nevažiuosiu, aš einu pastebėtai saugau savo įrangą. Tai šiandien nusprendžiau, kad neturiu ką veikti ir noriu nueiti iki Urmo, nes ten yra ir Sinsėjus, atsidarė nesenai New Yorkeris ir Pepcom berods yra, tai labai man įdomu po tokias parduotuvytės pasižvalgyti ir nusprendžiau pasiimti jūs kartu. Na va, tai jau į Urmą, bet labai lietai, nelabai ką ir gavosi nufilmuoti ir nežinau, kiek čia manęs girdisi, kiek ne, nes ir mašinos važiuoja, ūžia, lietus lyja, tai einam apsižvalgyti. Pirma aplankyta parduotuvė tai buvo Sinsėjus, tai radau tokią megztuką, kepuriuką, taip pat striukę, nes aš dar vis ieškau striukės, kaip ir minėjau savo prieitam video, tai nenuleidžiam rankų. Na va, labuką reikia ir man būtinai pasirodyti ir pasimaivyti šiek tiek, nes mes moteris kitaip nemokam. Pirmiausia, užsidėjau kepurytę šitą. Kepurytę, na, aš ir vadinu kepurę. Tai nežinau, man jinai iš pradžių patiko, bet paskui, kai užsidėjau, supratau, kad visai jinai ne man. Pirmas megztukas toks, bet net nežinau, iš tikrųjų man jisai gražiai atrodė, bet aš tik tais paskui supratau, kad aš turiu labai panašų, tik tais ne kardiganą, bet paprastą tokį megztuką. Taip pat aš buvau su juo ir tenai susidėjus, tai aš jį palikau kabėti, nors jis kainavo tik 10 eurų. Šitas megztukas ant pakabos atrodė labai gražus, bet visiškai kažkaip nelipo man, ar kad aš buvau su džinsais taip pat pilkais ir tas megztukas toks pilkai su geltonais dryžiais, bet nežinau, kažkaip labai tikrai neišvaizdžiai atrodė. Tokia striukė, jinai taip pat man atrodė labai gražiai, bet didžiausias minusas buvo, kad aš noriu gal šiek tiek trumpesnės, o šita nėra jinai ilga, bet jinai vis tiek tokia biški ilgoka, tai aš norėčiau šiek tiek trumpesnės turėti, nes turiu juodą tokią ilgą, na, už šitą šiek tiek ilgesnį, bet vis tiek norėtųsi, kad būtų visiškai skirtingos. Kapišonas irgi toks plonytis buvo, be kailiuko, tai nelabai ir patiko. New Yorkerį pasiėmiau tokį tamsiai mėlyną, kaip ir džemperiuką, treningiuką, suknelę vieną ilgą, tigrinę ir 2 kelnes. Pirmiausia, užsidėjau šitą treningą mėlyną, jisai taip pat ant pakabos atrodė gražiai, bet man kažkaip, nežinau, netinka ar pagal mano figūrą, ar pagal ką kažkaip, man apskritai džemperiai nelabai tinka. Tai nors ir buvo toksai visai įdomus, bet gal labiau paaugliškas, sakyčiau. Tokias klasikinės tamsiai rudas kelnes, kurios čia atrodo kaip juodos, bet nežinau, kažkaip realiai atrodo jos geriau nei per kamerą, nes per kamerą kažkaip, nežinau, jos man iš vis atrodo baisiai, tai dabar atrodo džiaugiuosi, kad aš jų neėmiau, nes dar realiai kažkaip šiek tiek pasvaršiau, gal pasiimt, bet nežinau, kažkaip per kamerą tikrai ganėtinai keistai atrodo. Nors labai spalva graži buvo. Na, o šitos kelnės tai buvo tikras šokoladas, tai man jos patiko ir aš gailiuosi, kad aš jų nepasiėmiau. Tai
Tikriausiai teks varyti į Akropolį ir jas nusipirkti, jeigu Akropolio niujorkerių bus, tai tikiuosi, kad bus, nes man tasai Akropolis, tas niujorkeris Akropolį yra patogesnis pagal lokaciją, tai gal užlėksiu jų pasiimti, nes jos tikrai gražiai atrodo ir kainuoja tik 20 €, tai manau rudeniui pats tas ir artėjančiai žiemai. Šita suknelė irgi atrodė šiaip, nežinau, dvejopi jausmai, nes man jinai atrodo iš vienos pusės labai graži ir, tarkim, ant švenčių kažkokių, jeigu kažkur varyt pasipuošti, bet iš kitos pusės jinai labai nepraktiška, nes jinai ir labai ilga ir jinai labai tokia plonytė, tai būtų šalta, nebent pirkti vėl kažkokį ilgą paltą, kad galėčiau ją kažkur užsidėti, nes prie striukės atrodys ne kažką. Ėjimas namo kažkaip atrodo va taip, labai lyja, atrodo kaip koks barsukas, bet nieko nepadarysiu, saugau kamerą ir saugau svarbiausią mikrofoną, kad jisai nesušlaptų, tai gaunasi filmuoti labai iš arti. Va turiu maišiuką, nes aš labai saugau daiktus, tai visada įdedu irgi kamerą į maišelį, kad jinai rankinėje nepriliptų pūkų visokių ir panašiai. Kadangi aš einu visur pėstute, tai reikia eiti ir per lietų, per pūgą ir per visokias kliūtis. Na va, pagaliau grįžau namo, iš tikrųjų labai laukiu, kol pereisiu, nes kaip ir minėjau, realiai, nežinau, gal jau kokius 5 kartus, kad labai lyja, labai baisus oras, na bet ko norėčiau, spalio paskutinės dienos, tai kitaip ir būti negali. Buvau užsukus į Sinsėjų, Niujorkerį, Pepko ir dar keletą parduotuvių, tai nelabai daug ką pavyko pafilmuoti, nes beprotiškai daug žmonių ir kaip ir minėjau, man prie žmonių tikrai yra dar labai nejauku kalbėti ir juolab, kad tikrai nenoriu kitų žmonių filmuoti ir kad jie patektų į kadrus. Tai iš Sinsėjus tiktais nusipirkau keletą dalykų, tai dabar jums ir parodysiu. Taigi, nusipirkau 2 žvakutės ir ne, tai nebus mano gimtadienio, bus mano meilės gimtadienis, tai paimiau, nes jos po 5 centų, tai maksimai tokius apie €7 viena kainuoja, tai tikrai apsimoka. Čia iš Sinsėjus tai rekomenduoju, nes ir tokios gražios. Ir dar viena prekytė, tai ojojoj griūna ir mano maišas labai gražus, sulyja. Tai dar va tokią žvakę pasiėmiau su vyšniom, tai jinai žiauriai skaniai kvepia, kainavo tik tais 2 ir kiek čia palaukėt, atvirkščiai raudų, bet aš matau 2,9 €. Tai labai rekomenduoju, nes toks, kad nežinau, ne tai, kad kalėdinis kvapas, nu labai skanus, tai va, tokie mano pirkiniai. Taigi labai dėkoju nuoširdžiai visiems, kas žiūrėjo šitą video, o kas žiūrėjo iki galo, tai dar didesnis ačiū. Tai nepamirškit paspausti like, parašykit kokį gražų komentarą, būtinai paprenumeruokit mano kanalą, nes tai man bus labai širdžiai miela ir aš labai noriu kurt, kaip ir minėjau kažkuriam video, bet faktas norisi ir to atgalinio ryšio, tai tikiuosi paspausit tą prenumeruoti mygtuką, jeigu jums tikrai patinka mano turinys. Taigi, ačiū ir iki greito!